valdžiai pavyzdį, kaip vienas žmogus, neturėdamas nei etatų, nei pinigų, gaudamas tikrai labai mažą algą, lyginant mažesnė negu dabar gauna tarybos nariai vokelius, jisai sugebėjo raginimais, gėdinimais, chuliganų persekiojimais išvalyti skulptūrų parką nuo chuligano ir jaunuolių, kurie išgėrė bambalius, kabinėjasi prie jaunų mamų stumdančių vežimėlių su vaikais ir prie pensininkų. Tai padarė Evaldas Jurkevičius. Aš manau, šitas žmogus taip pat yra vertas dėmesio. Jeigu jisai užimtų aukštesnės pozicijas atstovaudamas žmonės, tai tokia tvarka, kaip buvo skulptūrų parke. Beje, kai jo ten nebeliko, vėl visi chuliganai sugrįžo, tai jisai, manau, galėtų įvesti tvarką ne tik tai Klaipėdos mieste, bet ir visoje Lietuvoje. Jis yra kandidatas nuo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų į Seimą. Paplokime Evaldai. Na, tikrai dėkui labai už šitos plojimus ir noriu Jums padėkoti už Jūsų pilietiškumą, kadangi Jūs jau čia, Jūs jau išreiškėt savo nuomonę, telkėtės ir tai yra turbūt visų šitų negalavimų valstybės pradžia, kur visi žmonės turėtų telktis, raginti viens kitą, nebūti abejingiems. Kas liečia miesto tarybos sprendimus, prieš metus laiko mes rinkom gerbiamus miesto tarybos narius. Jie labai šypsojosi, jie labai gerai elgėsi, jie dalino pažadus. Tačiau praėjo beveik metai ir ką mes turim? Priimami sprendimai šališkai naudingi įmonėms atskiroms, tiek krašto atliekų centrui, tiek Klaipėdos vandenims, bet dėja pamirštamas toks įstatymas savivaldos, kur priimami sprendimai, kurie liečia daugumą klaipėdiečių, jie turi būti apklausiami. Tai yra, savivaldybė turėtų daryti apklausą. Ar mes galim mokėti, ar mes norim mokėti, ar būtina ir duoti visus iš